Nors Lietuvoje karaliauja šiltas vidurvasaris, retas gali juo nerūpestingai džiaugtis. Daugelis jau dabar skaičiuoja šildymo išlaidas, rudenį apkarpysiančią šeimos biudžetą. Šįkart namų darbuose domimės kieto kuro katilais, tausojančiais aplinką, taupančiais kurą bei mūsų laiką. Patogiausias turbūt tas dalykas, kad visas valdymas yra praktiškai mygtuko paspaudimu. Pirmas yra sureguliavimas, iš esmės tai darome mes, profesionalai, po to tai palaikymas. Bet pats uždegimas, pats užgesimas katilas pats save valdo visiškai. Žmogui ateini, paspaudi mygtuką ir pamiršti. Kartais savaitę žiemą reikia pripulti į bunkerį granulių. Ir čia gali savaitę palikti, išvažiuoti prie ežerų, jeigu vasarą boilerį šildyti, žiemą išvažiuoti kalnus slidinėti, nereikia nei uošvės, nei vaikų, nei kaimynų palikti prižiūrėti. Tai yra labai geras dalykas. Jeigu vasarą, pavyzdžiui, tai jisai šildo tik tai boilerį, tik tai vandenį. Tada jisai dirba tokia funkcija, kad jisai prišildo, nueina savo žemiausią galingumą ir jeigu jau mato, kad vandens nereikia visai, jisai įsijungia. Po to automatiškai vėl pats užsidega. Nei spaust nieko nebereikia. Tokį kieto kuro katilą įsigijęs ponas Zdislovas nenoriai prisimena laikus, kai namas šildėsi malkomis. Dažnai į komandiruotes išvykstantis šių namų šeimininkas dabar katilo priežiūrą gali patikėti žmonai ir vaikams. Aš dar specialiai pasidariau, kad tokia ištrauka būtų to pašalinimo to viso, bet šiaip jo ir neprireikia taip, kad tai vyktų. Šiaip tai nėra tokio smarvės kažkokios tai ypatingos. Rūsyje įrengta katilinė švari, o į ją užsukti tai reikia kartą per savaitę. Didžiausias privalumas, aišku, būtų tas, kad iš tikrųjų, kalbant su kitais, kurie vargsta, kasdien reikia eiti prie to katilo, reikia kūrent, reikia dėti malkos. Tas, kad pripylęs tą bunkerį, gali būti ramu savaitai laiko. Aišku, patikrint per porą dienų, per 3 dienas reikia atidaryti, pasižiūrėti, kaip ten kas dega, bet tokios, kaip sakant, ypatingos priežiūros jisai nereikalauja. Tas ir yra didžiausias pliusas. Šiame katile galima naudoti pagrindinės 3 rūšis. Tai yra granulės, tai yra smulki anglis ir grūdai. Papildomai čia dedasi malka ir anglis stambi. Jeigu pasirenkam granulės, smulkę anglį arba grūdus, juos supilam čia, pasirenkam kuro rūšį, ar grūdai, ar anglis, ar granulės ir paspaudžiame mygtuką, start. Tiesiog automatiškai ima kurtis. Daugiau nieko daryti nereikia. Kieto kuro katilų gamintojai kaip alternatyvų ekologišką ir nebrangų kurą siūlo specialias granulės. Kūrenant katilą granulėmis, pelenus išvalyti tai reikia kartą per mėnesį, o kūrenant anglimi 2 kartus per savaitę. Tona šių granulių kainuoja apie 500 litų. Šiuo metu, kai kainos kyla ir dyzeliui, ir elektrai, tai granulinis kuras šiuo metu yra pats pigiausias būdas. Pigiausias iš patogiausių. Nes tai yra atsinaujantis visų pirma kuras, antras dalykas, jis yra daromas iš pjuvenų, trečias dalykas, jos yra pigios. Mes darėme bandymus praeitą žiemą. Su tokiu katilu 25 kW šildė 250 kvadratų namą. Tai žiemos mėnesį išėjo apie 900 kg. Tai yra nepilna tona. Ponas Zdislovas savo 300 km2 namą šildo įprastesniu kuru – anglimi. Supakuota anglis, mūsų lietuviška, išeida 470 litų toną. Tai padalinus mėnesiui užtenka. Tai grubiai už 500 litų galima mėnesiui apšildyti namą. Čia yra šildomo ploto yra 300 kvadratų ir šiaip namuose 23-24 laipsniai šilumos. Tokios priežiūros reikalauja, kai pelenas vis tiek renkasi savaitę. Po savaitės tos eksploatacijos, tas bunkeris, kai sudega, reikia 2 kartus per savaitę išvalyti pelenas. Tai čia kūrenant su anglim? Jo, kūrenant su anglim. Su medžio granulėm, kiek girdėjau, tai yra, galima pasakyti, kad gal 1 kartą į 2 savaitės.
Vis didesnį populiarumą įgyjančių kieto kuro katilų gamintojai savo gaminiuose diegia naujausias technologijas. Siekiama, kad kieto kuro katilai vartotojams keltų kuo mažiau rūpesčių, kad veiktų ko nesavarankiškai. Šis katilas turi lambda zondą. Moteris gal nelabai supras, bet vyrai, kurie važinėja automobiliais, tai supras. Tai yra daviklis stovintis ant išmetimo vamzdžio. Taip pat ir čia kaip automobilyje stovi lambda zondas. Jo veikla yra tokia, jis reguliuoja oro ir kuro mišinį. Jį padaro idealų. Tai sutaupo begalę kuro. Šis katilas dar turi Fusilogic technologiją. Tai yra nauja technologija, tai yra katilo galingumo valdymo technologija. Tai reiškia, kad jinai pati automatika 1% tikslumu, reaguodama į lauko daviklius, į oro sąlygas, jinai kelia katilo arba žemina katilo galingumą. Jisai gali dirbti ant 20% savo galingumo, gali dirbti ant 100% savo galingumo. Tai reiškia, kad katilo temperatūra yra pastovi, o šildymo sistema atiduodama tiek, kiek reikia, kiek yra užprogramuota name. Net nesumanus žmogus gali pasilikti, parodai kur pilt, kad reikia pripilti, jisai visą tą darbą atlieka.